Dauguma investuotojų mano, kad vienas populiarus fondas, kaip viso pasaulio akcijų krepšelis, yra viskas, ko jiems reikia. Ir dažniausiai jie teisūs. Bet nagrinėjant giliau, šis tobulas sprendimas turi vieną kritinę spragą 2026 metams. Jei norite ne tik plaukti pasroviui, bet ir apsaugoti portfelį nuo infliacijos šuolių bei technologinių burbulų sprogimų, jums reikės ne vieno, o 3 skirtingų turto klasių derinimo. Ir ne, tai nėra tiesiog dar daugiau akcijų. Šiandien atskleisiu savo 3 ETF strategiją. Tai sistema, kuri sujungia akcijų augimą, tauriųjų metalų saugumą ir asimetrinę kripto grąžą. Parodysiu tikslius kodus ir paaiškinsiu, kodėl standartinių fondų Europoje šiems tikslams pasiekti tiesiog neužtenka. Sveiki, aš Auksė. Pradėkime nuo esmės. Finansų pasaulyje dažnai skamba terminas Core Satellite – branduolys ir palydovai. Nors pavadinimas primena NASA vadovėlį, realybėje principas paprastas kaip pietus. Turime pagrindinį patiekalą, kuris pasotina, ir prieskonius, kurie suteikia skonį. Niekas juk nevalgo vien pipirų. Tiesa, kas tiksliai slepiasi po žodžiu core. Tai jūsų portfelio stuburas. Čia ne vieta loterijos bilietams ar bandymams atspėti, kuri viena įmonė rytoj šaus į viršų. Čia investuojama į visą rinką, į šimtus ar tūkstančius didžiausių pasaulio verslų vienu metu. Kiek vietos tam skirti? Taisyklė aiški. Norite ramaus miego, didinkite šią dalį. Standartiškai sakoma, core pozicijai atiduoti nuo 80 iki 100% viso investicijų krepšelio. Ši dalis veikia kaip saugiklis, garantuojantis, kad net vienai įmonei bankrutavus, jūsų finansinis namas nesugrius. Mano strategijoje pagrindas sudarys 80%. Būtent šis procentas tempia visą finansinį traukinį į priekį. Čia rinkčiausi vieną iš 2 milžinų – SPIL, S&P 500, didžiausios JAV įmonės arba WCE, viso pasaulio išsivyščiusios šalis. Kuris geresnis? Amžinas investuotojų ginčas. Vienas fokusuojasi tik į Ameriką, kitas į visą pasaulį. Esu padariusi atskirą epizodą, kuriame detaliai lyginu šiuos 2 pasirinkimus. Labai kviečiu peržiūrėti, jei dvejojate, bet esmė nesikeičia. Abu puikiai tinka tvirtiems namo pamatams. Labai svarbu, noriu nuimti bet kokią įtampą. Jei 80% pagrindų jums atrodo per mažai arba tiesiog nenorite papildomų rūpesčių, 100% core daliai yra tobula strategija. Vadinamasis vieno fondo portfelis, pavyzdžiui, tik WCE ar SPIL, yra vienas geriausių pasirinkimų rinkoje. Tam nereikia jokių priedų ar prieskonių. Tad taisyklė paprasta. Jei finansų rinka jūsų nedomina ir nenorite skirti laiko analizei, ties čia ir sustokite. Tai yra labai sveikintinas ir saugus pasirinkimas. Tačiau nesvarbu, kurį variantą pasirinksite, ar likti prie saugaus 100% core, ar keliauti su manim toliau, pirmasis žingsnis abiem atvejais yra tas pats. Kam visgi smalsu panagrinėti giliau, keliaukime prie tų likusių 20%, kurie portfeliai suteikia charakterio. Taigi, jei pagrindas yra toks geras, kam man tie papildomi prieskoniai? Pradėsiu paminint, kad šią dalį aktyvuosiu tik portfeliui pasiekus kritinę masę, pavyzdžiui, 10 000 eurų. Kodėl? Ne tik dėl mokesčių, bet ir dėl matematikos. Kai kurių fondų vieneto kaina yra aukšta, tad su maža suma tiesiog sunku išlaikyti teisingas proporcijas. Bet kai ta riba bus peržengta, į žaidimą ateis tai, ką vadinu prieskoniais. Noriu būti labai tiksli. Tai nėra mano saugumo pagalvė ar juodosios dienos fondas. Saugumo pagalvę aš laikysiu grynaisiais pinigais ar money market funds, pinigų rinkos fonduose, kurie yra stabilus. Jei negirdėjote ar norite apie juos išgirsti plačiau, kviečiu peržiūrėti epizodą, kuris jiems dedikuotas. Nuorodą rasite dešinėje viršuje ir aprašyme. Grįžtant prie temos, kai pradėjau ieškoti tinkamiausio instrumento prieskoniams, buvau šventai įsitikinusi, kad mano portfelyje viskas bus tik paprasti, mums visiems žinomi ir pažįstami ETF fondai. Tačiau, atsidarius paiešką ir pradėjus filtruoti geriausius variantus, akis užkliuvo už keisto dalyko. Prie pačių geriausių fondų raidės buvo ne ETF, o ETC. Prisipažinsiu, pirma mintis buvo, kas čia per naujiena, gal kažkas rizikingo. Teko skirti nemažai laiko, kol išsiaiškinau, kodėl taip yra. Ir pasirodo, viskas labai logiška ir netgi būtina mums, europiečiams. Tad mano pirmas prieskonis Wisdom Tree Physical Precious Metals, trumpiniu PHPM. Ir taip, techniškai tai yra ETC. Exchange Traded
commodity. Kodėl negalime jo vadinti ETF? Tai nėra mano ar bankų kaprizas. Tai Europos įstatymai. Pagal ES taisyklės ETF fondas privalo būti išskaidytas. Tai vadinama UCITS reikalavimu. Fondas negali investuoti visų lėšų į vieną turto klasę. Todėl metalai yra traktuojami kaip viena žaliava. Teisiškai neįmanoma sukurti, tarkim, aukso ETF Europoje. Norint tai apeiti ir leisti mums, europiečiams, investuoti į metalus, buvo sukurtas ETC instrumentas. Ir čia atsiranda esminis skirtumas – savininkas prieš kreditorių. Kai perkame įprastą ETF, pavyzdžiui, S&P 500, jūs tampate įmonių bendrasavininku. Turtas teisiškai yra jūsų. Kai perkate šį ETC, jūs techniškai paskolinate pinigus fondo valdytojai, o jis už juos nuperka tauriuosius metalus ir padeda juos į saugyklą kaip garantą. Rizika čia didesnė nei su akcijomis, nes bankroto atveju procesas būtų ilgesnis. Tačiau šiuo konkrečiu atveju rizika suvaldyta, nes instrumentas yra fiziškai padengtas, angliškai physically backed. Banko saugyklose guli realūs suskaičiuoti metalų luitai skirti būtent šios skolos padengimui. Tai nėra popierinis pažadas, tai realus turtas. Bet tikėtina, kad kam nors kils klausimas, kodėl renkuosi būtent fondą pavadinimu PHPM, o ne tiesiog auksą. Tai dėl unikalios jo struktūros. Šiame krepšelyje auksas sudaro tik apie pusę vertės, apie 45%. Tai reiškia, kad visa likusi dalis – sidabras, platina ir paladis – dirba visai kitokį darbą. Jei auksas yra mano inkaras ir draudimas krizės atveju, tai kiti metalai – pramonės darbiniai arkliukai. Nors vieni jų, kaip sidabras, yra kritiniai AI čipų gamybai, o kiti, kaip paladis, labiau susieti su tradicinė pramonė, jų visuma leidžia man apimti platų pramonės spektrą. Be šių metalų šiandien nepajudėtų nei žalioji energetika, nei aukštosios technologijos. Investuodama čia, aš vienu šūviu nušaunu 2 zuikius. Pusę kapitalo saugo vertę auksas, o kita pusė dalyvauja gamybos augime. Tai smagus hibridas tarp saugumo ir realios ekonomikos. Galiausiai skaičiai. Šis instrumentas veikia nuo 2007 ir valdo 100 milijonų eurų. Vieno vieneto kaina svyruoja apie 275 eurus. Taip, tai pradedančiajam nėra pigiausia pozicija, bet ją galima pildyti rečiau. Metinis mokestis 0,44%. Lyginant su mano pasirinktu S&P 500 fondų SPIL, tai atrodo daug, bet lyginti negalima. Akcijų fondui užtenka serverių, o mes mokame už fizinę apsaugą ir šarvuotas saugyklas. Antras prieskonis – Invesco Physical Bitcoin, trumpiniu BTIC. Čia mano čili pipiras. Kodėl aš juo tikiu, nors kritikai baksnoja į riziką? Nusiimkime rožinius akinius. Bitcoinas nėra saugi užuovėja. 2026-aisiais ypatingai matosi, kad nebėra atskirtas nuo tradicinių rinkų, todėl krizės metu dažnai krenta kartu su akcijomis ir net skaudžiau. Tai nėra tas diversifikatorius, kuris jūs išgelbės panikos dieną. Tai kam jis tada reikalingas? Aš jį renkuosi ne kaip skydą, o kaip kardą. Tai asimetrinės grąžos akceleratorius. Taip, rinkoms raudonuojant, šis kardas bus aštrus iš abiejų pusių ir kirs mano portfeliui stipriau nei kitiems, bet aš sąmoningai priimu šį kintamumą mainais į potencialą augti greičiau, nei leidžia standartiniai indeksai. Kas man suteikia pasitikėjimo šiuo pasirinkimu? Pripažinsiu, ilgai maniau, kad tai yra spekuliantų žaidimų aikštelė. Tačiau, stebėdama rinką, nebegaliu ignoruoti akivaizdžios tendencijos. Bitcoiną vis dažniau superka instituciniai milžinai. Kai didieji pasaulio pinigai pradeda kaupti šį turtą, tai suteikia jam brandos ir legitimumo. Tai nebetraukiamas loterijos bilietas, o pripažinta turto klasė, kurią didieji žaidėjai naudoja bendrai grąžai padidinti. Būtent šią tendenciją aš ir seku. Čia susidūriau su savotišku dežavu. Kai pradėjau gilintis į instrumento struktūrą, pamačiau tas pačias 3 raides, kaip ir su metalais. ET, tik pabaiga kita. Tai ETN – Exchange Traded Note. Kodėl tai svarbu žinoti? Nes čia galioja tas pats principas, kaip ir su metalais – savininkas prieš kreditorių. Europoje negalime turėti tiesioginio Bitcoin ETF, todėl perkame skolos vertybinį popierių. Pirkdama šį instrumentą, aš techniškai skolinu pinigus fondui. Fondas už juos nuperka realų Bitcoiną ir jį saugo kaip užstatą. Aš renkuosi šį skolos modelį dėl 2 priežasčių. Pirma, patogumas ir techninė ramybė. Man nereikia šaltosios piniginės ar nervuoti, kad kas nulauš kriptobiržą. ETN atveju tai tiesiog yra dar viena eilutė mano vertybinių popierių sąskaitoje. Taip, žinau šventą taisyklę. Not your keys, not your coins.
Bet šiame etape man paprastumas yra vertingesnis už tiesioginę nuosavybę. Man tai būdas turėti bitkoiną be techninio galvos skausmo. Antra, mokestinė aplinka. Teoriškai vertybiniai popieriai, tame tarpe ir ETN, gali patekti į investicinę sąskaitą ir gali naudotis jos lengvatomis. Tačiau čia dedu didelį šauktuką. Prieš investuodami patys pasiklauskite VMI. Įstatymai ir jų traktavimas gali keistis, tad nerizikuokite spėliodami. Žinoma, privalau paminėti ir emitento riziką. Tai yra pažado rizika. Jūs turite fondo pasižadėjimą išmokėti vertę. Nors tai skolos popierius, jis yra fiziškai padengtas realiu turtu, kurį saugo atskiras saugotojas. Tad rizika čia labiau susijusi su laiku, kurio reikėtų atsiskaitimui bankroto atveju, o ne su pačio turto dingimu. Kodėl vis tiek tai renkuosi? Nes tai tik prieskonis. Kadangi ši dalis sudarys mažą portfelio procentą, aš sąmoningai priimu šią riziką mainais į patogumą. Su pagrindinė kapitalo dalimi, core, taip nerizikuočiau. Bet čia tai apskaičiuotas ėjimas. Ir galiausiai skaičiai. Fondas startavo 2021 pabaigoje ir jau valdo beveik 240 milijonų eurų kapitalą. Vieneto kaina apie 55 eurai. Daug draugiškesnė pradedančiajam nei tauriųjų metalų fonde. Ir paminėsiu kaštus. Metinis valdymo mokestis yra vos 0,1 procentas. Pagalvokime. Jei investuojame 1000 eurų, fondui už saugojimą per metus sumokame vos 1 eurą. Pabandykime už 1 eurą nusipirkti saugią šaltąją piniginę ar padengti pavedimo mokesčius. Tai yra pigiausias ir paprasčiausias būdas investuoti į šią turto klasę be jokių techninių galvos skausmų. Visgi, net ir žinodama visus šios privalumus, turiu jums kai ką pripažinti. Jei dabar prisijungtumėte prie mano viešo portfelio, pamatytumėte kai ką įdomaus. Ogi tai, kad ten nėra nei tauriųjų metalų, nei bitkoinų. Šiai dienai rasite tik 2-3 ETF fondus. Kodėl portfelis skiriasi? Nuo strategijos, nes tai, ką šiandien pristatau, yra mano galutinis architektūrinis planas, o dabar aš tik lieju pamatus. Kol core dalis nepasiekia kritinės masės, blaškytis į prieskonius tiesiog neefektyvu. 100% fokusuojuosi į bazės augimą, o PHPM ir BTIC krepšelyje atsiras tik tada, kai pamatai bus pakankamai tvirti juos išlaikyti. Ir būtent čia, šiame laukime, slypi didžiausias emocinis spastas. Žinote, kas sunkiausia šioje strategijoje? Nuobodulys. Kai pradedi domėtis investavimu, norisi veiksmo, norisi pagauti gerą akciją, norisi matyti staigius šuolius, o mano siūloma strategija, ypač dabar, kai tik kaupimas į core yra nuobodi, kaip žolės augimo stebėjimas. Jūs pervedate pinigus, nusiperkate aktyvą ir viskas. Bet aš išmokau vieną taisyklę. Jei investavimas tau yra pramoga, tu greičiausiai prarasi pinigus. Jei investavimas tau yra nuobodus, tu greičiausiai eini teisingų keliu. Tas noras pažaisti, pridėti egzotinių aktyvų dažniausiai kyla iš mūsų ego. Mes norime jaustis protingesni už rinką. Mano strategija yra pripažinimas, kad aš nesu protingesnė už rinką. Aš tiesiog plaukiu kartu su ja. Tad ką visą tai reiškia bendrame paveiksle? Ši 3 ETF vizija man duoda ne tik skaičius, bet ir aiškumą. Kai rinkose kainos kris, o jos tikrai kris, aš žinosiu, ką darau. Svarbiausia, periodiškai peržiūrėsiu savo proporcijas, jei prieskoniai užaugs per daug, juos apkarpysiu ir lėšas grąžinsiu į core dalį, kad išlaikyčiau savo 80-20 taisyklę. Kai visi aplinkui rieks apie naują madingą kriptovaliutą ar kitą Teslą, aš ramiai žinosiu, kad mano čili pipirų dalis yra griežtai apribota ir negali sudeginti mano finansų namų. Tai yra paprasčiausias ramybės receptas. O dabar eilė jums. Labai noriu išgirsti jūsų nuomonę komentaruose. Ar tokia strategija jums atrodo per daug konservatyvi, o gal kaip tik per rizikinga? Parašykite, kas jūsų portfelio čili pipiras. Tas vienas ar keli rizikingi statymai, kurių negalite atsisakyti. Bus labai įdomu palyginti. Ir pabaigai mano pagrindinis palinkėjimas. Neieškokite tobulumo, neieškokite slapto ingrediento. Jei dar nepradėjote, pradėkite nuo to vieno pagrindinio core ETF fondo. Tai geriausias sprendimas, kurį galite padaryti šiandien. Prieskoniai palauks. Svarbiausia pradėti ir pastatyti tvirtas sienas. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki kito karto.